Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Taigi senokai nebuvom susitikę tokių video formatu, bet dabar jau tikrai reikia, nes įvykiai neeiliniai, tiesiog baisiai dinamiški. Ir galų gale vakar, užvakar, iš vienos pusės buvo verksmas, kad Trumpas niekšas pardavė Ukrainą Putinui, sutiko su viskuo, Putinas Trumpą pergudravo, bet šiandien visai kiti signalai. Vėlgi iš Baltųjų rūmų, būtent iš administracijos. Ir tie signalai tikrai yra suderinti būtent su tuo pačiu Trumpu. Jau kai kas net parašė, kad nieko neaišku, tačiau viskas be galo įdomu, kad tai kas vyksta. Iš tikrųjų, aiškumo jau šiandien gerokai daugiau. Taigi pabandykim panagrinėti, kas vyko. Na, pirmiausiai vakar diena. Vakar užvakar diena. Tai yra Trumpo pareiškimas viešas, kuris Putiną irgi vadina žmogumi, kuris nori užbaigti beprasmį karą ir taip toliau, taip toliau. Dar ta istorinė aliuzija į tuos milijonus rusų, kurie žuvo kovodami antrajam pasauliniam kare ir taip toliau. Maskvoje džiaugsmas neregėtas. Tačiau iš paskos jau JAV viceprezidentas, o kaip aš minėjau, tokie pareiškimai tikrai yra suderinami, taip kažkaip užsimena, kad jeigu su Rusija nepavyktų susitart, tai yra pakankamai priemonių Rusiją priverst sėst prie derybų stalo ir sėst nusileidus, ta prasme, nespaudžiant tam, kad būtų patenkintos visos sąlygos jų. Net ir pasakė, kad jeigu kas, tai galima netyčia karius atsiųsti į Ukrainą, pavyzdžiui, arba ten net perduot branduolinį ginklą. Aišku, Maskvoje jau tada vėl šokas. Bet šiek tiek dar pereikim prie Europos, nes šitoje situacijoje Europa, o tiksliau net jeigu labai konkrečiai kalbėt, tai yra ta senoji Europa, tai yra tos didžiosios Europos Sąjungos valstybės, jeigu visai jau konkrečiai, tai yra pirmiausiai Vokietija ir Prancūzija, patyrė tikrai sukrėtimą, kuomet suprato, kad visos derybos gali vykti ir be jų. Ir tiesą sakant, Europa pati prisiprašė. Kaip prisiprašė? O dabar šiek tiek paimkime retrospektyvą. Kai prasidėjo didysis karas, būtent jau tai yra 2022 metai, tiesa primenu, kad karas Ukrainoje prasidėjo 2014-2022, tai čia dar viena stadija, ta pati kruviniausia, dabartinė, kaip rutuliavosi Europos parama Ukrainai. Iki buvo prieita prie bendro sutarimo dėl karinės paramos ir tai. Ukraina daug ko negavo, pavyzdžiui, tie patys taurusai iki šiol Ukraina neatkeliavo ir matyti jau niekada neatkeliaus. Pirmosios valstybės, kurios aiškiai parėmė Ukrainą ir parėmė jau ginkluotę, tai buvo Lenkija ir Jungtinė karalystė. Nu ir aišku, Lietuva, ten Latvija, Estija, tai yra tos valstybės, kurios yra mažesnės, kurios irgi buvo tarp pirmųjų. Tuo tarpu aš priminsiu, kad ilgą laiką tiek Vokietija, tiek Prancūzija, tiek kitos valstybės stambesnės, jos laukia. Buvo net tokia nuomonė, kad galima Putiną kokiu nors būdu perkalbėti, net jeigu tam prireiktų iš Ukrainos kažkokių tai jau išprašyti kažkokias tai nuolaidas. Aš tiesiog primenu, buvo toksai garbingas ar nelabai vizitas, tai yra 2022 metų birželio mėnesį, kuomet tuomet jau buvo aišku, kad blitzkrygas Rusijai nebepavyko, matomai Maskvoje nuotaikos buvo kuo slogiausios ir vis tiek atvažiavo 4 vadovai, tai yra Italijos tuometinis vadovas, Prancūzijos, Vokietijos ir Rumunijos dar buvo taip pakeliui paimtas, nežinau kaip ten buvo, ten gal nori su mumis pasivažinėti ar kaip. Atvažiavo į Ukrainą ir mes tik tai daugiau negu po metų sužinojom, kad iš tikrųjų tarp pasiūlymų buvo tai, kad Zelenskis, kad jis sutiktų su tam tikromis Rusijos sąlygomis.
Na, bet kažkur praėjo kažkiek laiko, aišku, ES įsitraukė į paramą Ukrainai, pirmiausia, tai yra finansinė parama, šiek tiek įsitraukė į karinę paramą daugiau, bet pats faktas lieka faktu, jeigu mes pažiūrėsim apskritai, ne tik tarp kitko ES, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų laikysena. Bideno administracijos buvo irgi tokia, kad mes duosim paramos tiek, kad Ukraina nepralaimėtų. Jūs ko gero negirdėjot nei iš vieno vakarų vadovo, didžiųjų valstybių, kuris pasakytų, kad mes norėtume, kad Rusija pralaimėtų. Kaip tik buvo bendras leitmotyvas, darykime bet ką, kad nebūtų tos vadinamos eskalacijos. Visai tai buvo, aišku, dangstomasi tuo, kad Rusija gali imti ir panaudoti branduolinį ginklą, gerbimieji, negi net ir Europoje yra dvi valstybės, kurios turi branduolinį ginklą. Aišku, nedaug, bet čia daug ir nereikia. Tai yra Prancūzija ir Didžioji Britanija. Bet buvo dangstomasi, kad nepanaudotų branduolinio ginklo, nors realūs motyvai, kiek kitokie, nieks vakaruose net nenori, net iš tolo nenori, kad Rusijoje prasidėtų gili krizė, kuri gali pasibaigti tiesiog Rusijos griūtimi. Galų gale yra nuostabus ekonominiai interesai. Ir toliau vakarai nieko prieš prekiaut, verslaut su ta pačia Rusija. Geriausiai pavyzdžiai, tai yra pavyzdžiui tie patys prancūzai, kurių didžiausia vakarų įmonė pašiai dienai dirbanti Rusijoje, tai yra prekybos tinklas, tai jis yra prancūzų. Dabar labai gera dar irgi iliustracija, kad vakaruose, o Europoje ypač nieks nenorėtų sisteminės Rusijos krizės, yra tai, kad aišku, kaip veikia sankcijos. Sankcijos paskelbtos, jau tų sankcijų, kurios buvo paskelbtos Rusijai, jų iš principo, jeigu jas kontroliuoti ir įvedinėti antrinės sankcijas tom kompanijom ir valstybėm, kurios padeda Rusijai jas apeit, jų būtų užtekę, kad jau sukelt didžiulės problemas ir visi normalūs sveiko proto ekonomistai, kurie susipažinę gerai, kaip veikia sankcijų mechanizmas, stebėjusi, kodėl tos sankcijos nesuveikia. Jos nesuveikia, todėl, kad jos buvo neprižiūrimos. Plius nebuvo įvestos sankcijos, kurios yra žudančios, žlugdančios. Galų gale. Tai pirmiausia, sankcijos, labai švelnios ilgą laiką sankcijos naftai buvo, kurios leido tiesiog Rusijai prekiauti iš po skverno. Sankcijos dujom nėra. Toliau sankcijos trąšoms. Primenu, kad net ir Jungtinės Amerikos valstijos sugebėjo nupirkti iš Rusijos trąšų už milijardą su virš dolerių. Europai perkamos tos trąšos. Sankcijos maisto prekiams, ypač grūdams. Vėlgi buvo vis laik ieškoma, kogi čia prisidengti. Pavyzdžiui, kodėl, kai buvo ta grūdų krizė, kodėlgi neuždarius tą visą grūdų eksportą buvo prisidengiama, kad jeigu taip atsitiks, tai Afrikoje pradės tie vargšai badaut. Tiesa, mes puikiai suprantam, kad galima vagonais pilt grūdus. Ten į kokį Burkina Faso, ten kokį nors Malį, pinigus ten iš lėktuvo mėtyt maišais, visieną kitų vargšų paprastų žmonių, skūstančių, badaujančių, vis vien nieks beveik ir nepateks. Tarp kitko, kaip ir nepatenka jokia pagrindė parama, nes net yra paskaičiuota, kad iš $100 paramos, vakarų paramos tokiom valstybėm pasiekė kažkas apie $1,5 žmogų. Taigi, dar vienas dalykas, kuris atrodytų būtų labai logiškas, jeigu Rusija yra agresorius, Rusija yra priešas, Rusiją reikia kažkaip sustabdyti. Ar jūs matėt, kad vakaruose ir tame tarpe Europoje būtų kur nors susitinkama aukščiausių lygių su žmonėmis, kurie atstovauja nacionalinius išlaisvinimo judėjimus Rusijoje? O tokių yra. Tautinių respublikų aktyvistai, jie egzistuoja, galų gale egzistuoja net ir visa vyriausybė. Tai yra, aš kalbu apie Achmedą Zakajevą, tai yra Čečėnijos arba Ičkerijos, kaip norit taip vadinkit, vadovą išeivijoje, bet mes matom per didžiausius ten televizijos kanalus, kaip ten glebeščiuojasi su kažkokia tai Navalnaja, kuri yra apie nieką, vakaruose pasiruošę glebeščiuotis vakaruose su Putino laikų oligarchais,
pabėgusiais, kurie yra didžiąją dalimi irgi kalti dėl to, kad toks Putinas atėjo, jie yra nekenčiami Rusijoje, jie neturi jokios atramos Rusijoje. Ir niekas niekada, net ir baisiausiame sapne, nepalaikys. Vakaruose galima glebešiuoti su korumpuotais iki, ten nežinau, plaukų galiukų, buvusiais irgi Rusijos pareigūnais, privatizacijos vienas iš tėvų Alfredas Kochas, dabar didysis opozicionierius, viskas tvarkoj. Galima glebešiuoti su atvirais banditais, bet jūs nepamatysit nacionalinių išlaisvinimo judėjimų atstovų, kur, kaip ir minėjau, yra. Dėl ko? Nes tiek Rusijos imperijos, tiek Tarybų sąjungos, tiek dabartinės Rusijos Achilo kulnas yra būtent nacionalinės respublikos. Ir jeigu užsilepsnos kurie jų, o ypač jeigu užsilepsnos kas nors Kaukaze, tai Rusijai praktiškai Kremliui bus labai sunku šitos procesus suvaldyti. Labai sunku, jau ta praktika jau parodė. Bet dėl to, kad, kaip minėjau, nieks niekada nenorėjo Rusijos pralaimėjimo iš tikrųjų vakaruose. Šitą mums reikia visiems suvokti, suprast ir tuo vadovautis. Tai be abejo, jūs šito nematėt, galų gale lietuviškas pavyzdys, net kai Seime buvo norima surengti konferenciją, pavergtų tautų konferenciją, tai iš Seimo kanceliarijos buvo atėjęs raštas, kad tokia konferencija Lietuvoje yra neįmanoma, nes jį netitinka Lietuvos užsienio politikos siekių. Nes aš puikiai suprantu, kad Lietuvos URME ar užsienio reikalų komitete nuomonė, kuri yra vakaruose, kad nereikia bendrauti, nereikia su nacionalinio išlaisvinimo judėjimais, ji buvo aišku puikiai žinoma. Taigi, tai čia yra tas mūsų, sakykime, pavadinkim tas backgroundas angliškai, jeigu pasakyt, ką čia gali, fonas. Dabar atėjo Trumpas. Trumpas irgi puikiai supranta, kad jis yra prieš faktą. Arba jis turi įsitraukti į tiesioginę konfrontaciją ir labai šiurkščią su Rusija, žinodamas, kad Europa karinio konflikto atveju nėra labai jau toks jau geras pagalbininkas, arba jis turi siekti kažkokiu tai būdu užbaigti konfliktą iš vienos pusės, o iš kitos atspardyti, tai Europai senai atspardyti užpakalį, kurie irgi yra NATO partneriai. Dėl to labai grėsmingi pareiškimai, nuo to, kad Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Amerikos valstijos paliks NATO, dabar prieš Miuncheno konferenciją tokie gandai buvo paleisti, kad per tą konferenciją bus paskelbta apie Amerikos pajėgų išvedimą iš Europos ir taip toliau, ir taip toliau. Nors vėlgi Europos lyderiam tai neturėtų būti kažkokia tai labai didelė naujiena. Trumpas senokai sakė, kad reikia pagaliau užsiimti savo gynybos reikalais ir tam skirti pakankamai pinigų ir viso ko. Bet Europui vyravo ta nuomonė, kad geriau nieko nedaryti, pasikliauti Amerikos skėčių, kuris yra gynybinių, nes jeigu pradėsi daryti, tai iš karto prie tavo ten ar Eliziejaus rūmų, ar ten prie Bundestago atsistos tokie visokiausi pacifistai spalvoti, kurie rėks, kad reikia maitinti ten pabėgėlius, ar ten reikia maitinti Afriką, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, o tuos, kurie kalba apie savo šalies pirmiausiai gynybą, aš jau nekalbu apie alijanso viso savo šalies gynybą, išvadins ten militaristais, fašistais ir, nežinau, imperialistais ir dar ko nors. Bet vėlgi, ta situacija, pagal kurią Amerika teikia savo tą skėtį gynybinį, jie susikloščius buvo, primenu, po Antro pasaulinio karo. Iš tikrųjų taip yra, net yra toks dalykas kaip susitarimas, kad pagal kurį Europos valstybės, net ir tos, kurios turi branduolinius ginklus, jos vis vien nedirba tam, kad turėtų strateginius nešėjus tų ginklų. Taktinius ginklus turi, strateginių ginklų ne, nes strateginiai ginklai tai yra Jungtinių Amerikos valstijų, aišku, prerogatyva. Dabar, aišku, padėtis gali irgi šitoj srity taip pat keistis. Taigi Trumpo tokia pozicija pagazdinti Europą yra dabar, kaip suprantat, visiškai aiški, iš kur ji kyla. Dabar ar tikrai Amerika apleidžia Europą? Gynybinė prasme. Ir čia įvyksta dar vienas dalykas, kaip tik šiuo metu vyksta dar vienas vizitas ir kalbu aš apie gynybos sekretorių, tai yra Peter Hexetą,
kuris lankosi ne kur kitur, o Varšuvoje. Ir iš ten irgi labai įdomus pareiškimai. Ir tarp kurių nuostabus pareiškimas yra apie tai, kad Lenkija yra ta valstybė, kuriai būtų labai gerai dislokuoti dar daugiau amerikiečių karių. Ką tai reikštų? O tai reiškia tai, kad greičiausiai akcentas, gynybinis akcentas Amerikos persikelia būtent į rytus. Ne Berlynas šiuo atveju tampa numeriu 1, o Varšuva, galbūt kažkiek ir mums pasiseks šitame sudalyvauti, kaip būtų labai gerai. Taigi situacija yra tokia, kad mes matom nekiek, šitoj partijoje nekiek, sakykime, kova prieš tą Putiną dabar didesnis akcentas yra vidinė, vidinis spardymas vienos vietos, vidinė tokia kova dėl to, kad Europa pagaliau užsiimtų savo gynybos reikalais. Be abejo, procesas be galo dinamiškas. Aš manau, kad per artimiausias kelias dienas mes pamatysim dar daug smagių dalykų. Pavyzdžiui, šiandien, vėlgi tas nuostabus pasisakymas JAV viceprezidento J.D. Vance'o, kur visi laukia, kad jis kalbės apie taiką, apie Ukrainą, apie Rusiją, apie dar ką nors. Jis paėmė ir tokie apstulbusiai saliai, kur tam krūva Europos politikų, krūva funkcionierių, jis rėžė tiesiai šviesiai, kad Europoje yra didžiulės problemos su žodžio laisvė. Europoje yra didžiulės problemos su sąžinės laisvė ir taip toliau. Europos problemos su cenzūra ir taip toliau. Tai buvo kaip šlapių skudurų, atsiprašau, per marmūzę. Visą tai irgi buvo labai smagu stebėti. Taigi žiūrėkim, kas dabar vyks per artimiausias dienas. Ir nedarykim, gink Dieve, nedarykim skubotų išvadų. Nes viskas gali būti daug įdomiau. O ką tiesa dėl mūsų, tai viskas kol kas labai paprasta. Mūsų padėtis nesikeičia. Mes kaip ir gyvenom Rusijos pašonėje, taip mes ir gyvensim. Reikia atitinkamai vėlgi mums ir elgtis. Taigi stebim įvykius daugiau ir iki kito karto. Iki.